pastebėjot, šiandien bus kitoks video. Išpildžiu savo seną tokią mini svajonę, nusipirkti kajaką, baidarę ar kažką tokio. Šiaip, tai vat ir atėjo ta diena, kai nusipirkau kajaką. Tikrai labai gerą kainą, ne nauja dėvėti, bet labai geros būklės, sakyčiau, kaip nauja nedėvėti. Ir šiandien, kaip sakant, pirmas išbandymas. Dabar esu Nevėžy, pradėjau nuo Panevėžio pagrindinės užtvankos. Kaip sakoma, Panevėžio marios. Ir plaukiai, jau kokį gerą kilometrą nuplaukiau. Jau po biškį pradeda įprast. Tai kažkaip labai atrodo taškausi vandens. Ir mano kajakas, irklas karboninis. Oh yeah! Taip žiauriai gera. Blemba, net ir visiškai akių laikiklių nieko. Vieną laikiklį tokį turi, reiks pabandyti sėdėti. Bet jis esi dvipusė klijuojamas, tai nežinau, blemba, vandens paus ir atlips, paneisi kamerą. Reikės, nežinau, pasižiūrėti, užsisakyti kažką tai, kažkokių laikiklių. Šiaip žiauriai faina, tas geras jausmas. Karštis tikrai geras, apie 30 šilumos, tai tikrai ant saulės gal dar daugiau. Tiesiog ant trikojo pastačiau čia dabar tą kamerą, tai nežinau, gal kaip biškį nestabiliai stovint. Biškį pavėsį nuplaukiau, nes ragas taip karšta, nežinau, reiks iššokti būtinai. Tai va, šiandien jokio tikslo nėra iš tikrųjų. Tiesiog kajako išbandymas, prabandymas. Norėjau išbandyti tiesiog taip ramiau, be jokių didelių iššūkių. Bet aišku, ir praplauks vis tiek čia nemažai gausi, 10-15 kg turėtų tikrai gauti. Pirmyn atgal. Gal ir daugiau, gal ir mažiau, nu kažkas tokio. Tai vat, išbandysi, pajusi kajaką. Tai vat, o šiandien tiesiog ramiai, paprastai, nes iš tikrųjų karštis belekoks. Tai tiesiog išbandysi, pajusi kajaką. Pirmas toks galimas kaip prasiplaukimas, prasibandymas. Ką pastebėjau praplaukęs kažkur apie 2 dabar kilometrus, tai kad, nežinau, labai taip taškus atrodo. Gal tas mano irklas iš tikrųjų per trumpas kažkiek, nežinau, kaip jūs sakot. Čia jis aišku ilginas, bet jisai čia jau gan tikrai senas. Tas irklas užkirmyje, jau net ištraukti neįmanoma. Šiaip pats irklas tai geras, lengvas, karboninis, bet nežinau, gal aš tiesiog kažkaip blogai irkluoju ir tiesiog taškus. Nes šiaip tai čia bortai tai tokie dideli, tai baidarėm būna tokie apvalesni, tai gal mažiau ten prisitaškai. Tai va, šiaip super duper va. Daiktadėžė nedidelė priekį. Gale dar va viena yra. Čia papildomi laikikliai. Da, gertuvės laikiklis. Buvo va dar lipdukus, va nuplėšiu. Tai vat, čia tokie kamščiai išlydimo vandens. Pati baidarė apie 3 metrus ilgio, 20 kg kažkur sverianti.
Tai vat. Šiaip stabili ganėtinai. Bandžiau netgi atsistoti, tai neiškritau. Sugalvojau kaip kamerą biškį padėti. Visai gerai. Visai laikas gerai. Srovė neša atgal. Tokią gaminuką bandau. Bandysim labai kelt. Tik tai tiek, kad nelabai matys per akimą. Nes gale nešti. Tai jeigu jūs matysit, man pasakykit gerai. Bet gal pajus. Taip ir neiššokau dar nusimaudyt. Bet per tos filmavimus tikrai gan lėtas. Būčiau nefilmavęs, tai būčiau gerokai toliau buvęs. Nuplukęs. Gerai, pušinam. Sveikučiai.
Po to pusė kareivinės. Turbūt toli nebeplauksim. Dar biškėlį ir turbūt suksimės atgal. Prasitestavimui užteks. Gandrynai kokie. Kiužals. Kas nori? Štirka. Nu ką, neseniai apsisukau. Plaukiu po biškį atgal. Pagalvojau, kad nėra tolko, man ten kažkur toli plaukti. Ir taip nemažai nuplaukiu. Žiauriai karšta, vandens nebeturiu beveik, tai vien dėl to ir pagalvojau, kad ne. Kitą kartą prisidėsiu daugiau vandens kažkaip. Faktiškai aišku, kai karšta daugiau skysčių geri, bet kažkaip vis tiek nepagalvojau, kad... Į pavėsiuką biškį. Pušinu normaliai dabar, realiai. Nuo tos vietos, kur apsisukau, tai tikrai pušinu. Nes bliamba pasižiūrėjau savo rankas. Nesimato turbūt per kamerą. Kojas, kokias raudonas. Kremų niekogi nepasitepiau. Šakės. Turbūt verksiu vakare arba... Gal ir ne, nežinau. Na, bas kaip bas dabar. Čilinu. Gera. Ant pavėsiuko, vėjukas dabar dar užpūtė, tai pasak. Jaudanti lova. Dabar taip galiu ir net norėčiau perduoti tą vaizdą tokį savo akim. Tarkim, ką dabar matau aš. Savo galiu. Ir va toks vaizdėlis. Kokią trauksiu. Rama, ramybė. Paukščiukai čiulba. Vandenėlis. Vėjukas. Pasislėpęs nuo saulės. Dar galėjo kokią žuvelę užkibti, būtų pasaka iš vis. Bet kažkaip nelabai kimba, na aišku. Tokie karščiai, tai normalu turbūt. Nu ką, pakimarinau, nežinau, gal čia visą pusę valandos. Telefoną pamaigiau, biškį pasikalbėjau. Reikia įdėti toliau. Nebedaug liko, pamušim ir bus viskas.
Judam. Kas skamba, hebra? Neatpažįstat? Sakau, gal neatpažįstat? Tėtė tai neatpažino, tikrai. Žiūrėk, jis dabar net neatpažįsta. A ne, naujų? Nieko, dabar išbaidysim tavo žuvį. Palauk. Nu ką, aš jau beveik vietą užtvanko, nuo čia ir pradėjau irkluoti šiandien. Ten plaukdamas pakrantį dar sutikau savo tėtę su sesės vaikais žvejojančias. Tai dar ten išlipau, biškį pakamarinau, pabavau. Ir viskas. Dabar ką? Varau tvarkytis. Jau realiai porą minučių ir lipsiu. Ačiū, kad žiūrėjot. Čia greičiausiai toks gausis trumpas vaizdo įrašas. Bet neužilgo. Laukit naują video su naujais iššūkiais. Iki. Ačiū, kad sekat.